kaip tokius keliukus, žiūrėk, nutrūkstantis tokie. Ką tu galvoji apie juos? Labą dieną, panulė. Labą. Kas esat, ką veikiat? Prisistatykit Lietuvos orientacininkams. Piešinėjom. Ką piešėt? Piešėme žemėlapuką orientavimuisi savo kolegoms, kad pabėgiotų, kad pasidžiaugtų, kad vandens turės kur atsigerti. Matote? Ir seniai piešėt? Matote? Va, vandens galės atsigerti. Iš balutės gersi, o želių pavirsi. Greitai bėgsi. Aišku. Gal galėtumėt savo darbo truputėlį atskleisti? Darbo subtilybės yra ėjimo ir permatavimo. Čia, vat, nežiūrėkite, šičia yra punktus trasą planuoju iš karto. Juodraštis. Čia trasą planuoju iš karto, jau čia prašom nežiūrėti. Aišku. Ir sakyt, senai paišot vienas? Paišau ne vienas, paišau su kolegomis. Mes iš orientavimosi klubo Medėina laukiame tamstų, kad pabėgiotų ne tik mūsų klubiečiai, bet ir kiti. O sakykit, kaip jums atrodo, ar besikaunantiems dėl Kauno čempiono titulo bus labai sunku šiais metais? Man atrodo, kad prisimins jie šitą trasą, o kaip žinia, prisiminimas reiškia naują vingį smegeninėje. Tai kągi, iki pasimatymo trasose tada. Mes stengsimės nebėgti šitą.